Lietuvos audiosensorinė biblioteka. Knygos prabyla. Tavaip. Labą dieną. Labą Sveiki. dieną. Aš esu Audrius ir kartu su Gedvilė kalbamės apie knygų garsinimą, knygų atrinkimą ir darbą bibliotekoje, koks jis buvo ir koks jisai yra dabar. Tai norėčiau pirmiausia pradėti nuo klausimo, kokia knyga galbūt iš jūsų darbo metų paliko didžiausią įspūdį, ar apskritai buvo kažkokia išskirtinė, ar gal nebūtinai knyga, nes aš kiek žinau, jūs ir žurnalus sudarinėdavot, tai gal kažkas iš tos veiklos buvo tokio išskirtinio, kas įstrigo iki dabar. Labą dieną, Audriau. Aš esu Gedvilė Tarutaitė. Kai dirbau bibliotekoje, tai buvau kita pavardė. Dabar tokia. O kokia knyga man įstrigo, tai aš dar ir kai mokiausi universitete, tai aš skaičiau dar akimis savo. Tai aš žinau, kad iš lietuvių literatūros tai man didžiausią įspūdį paliko Mykolaičio Putino Altorių šešėlį. Nors aš ją perskaičiau jau mokykloje, bet studijų metais ir kelis kartus skaičiau. Man ta knyga iš lietuvių literatūros pati geriausia. Tai dabar taip išeina, kad šiaip Elvyje turime net du variantus jos. Vieną, tiksliau, ir turėsim, ir turime vieną įgarsintą Šalkausko diktoriaus, o kitą jau šiuolaikiniu formatu EPUB, kurį įgarsina Giedrius Arbačiauskas. Tai, tikrai knyga yra chrestomatinė ir tikrai labai įdomi. Aš užduodamas klausimą, kaip sakant, jums turiu labai lengvą savo atsakymą, nes aš tą knygą tikrai turiu tokią labai įsimintiną iš savo darbo bibliotekoje, nes aš pradėjau dirbti kaip garso įrašų operatorius, kaip garso režisierius. Ir tai nebuvo pati pirmoji knyga, su kuria teko dirbti su diktoriais. Atsimenu ir pirmąją, nes buvo užsienio kalba, kurios aš nemoku. Tai buvo labai įdomu garsinti, bet tikrai įspūdį paliko tokia yra Viktoro Sebastian 1946 modernaus pasaulio kūrimas. Aš visą gyvenimą skaitydavau grožinę literatūrą, tikrai labai mėgau romanus, studijavau literatūrą, tai aš buvau toks užkietėjęs gal tų romanų skaitytojas. Ir istorinių knygų aš, gal vieną kitą, gal ir iš viso neskaitydavau ir man jos nedomino. Tai kai mes jau garsinom tuo metu su Virgilijum Kubilium tą knygą, ir aš po to įgarsinimo tikrai labai padarė tokį didelį įspūdį tą knygą, nes joje galima buvo suprasti tam tikrus dalykus, kurie vyksta dabar. Ir kodėl jie vyksta dabar? Dėl to, kad tos užuomazgos buvo 46 metais arba aplink tą laikotarpį. Ir man taip atvėrė akis ir padarė tokį įspūdį, kad tokias istorinės ir mokslo populiarinimo knygas tikrai labai įdomu ir verta skaityti, nes praplečia tavo supratimą. Tai tikrai buvo tokia viena iš pirmųjų pradėjus dirbti, bet ir tokį padarius tikrai labai didelį įspūdį. Šiaip tikrai labai įdomi knyga, rekomenduoju paskaityti. Ja, turim ir įsigarsinę, su Virgilijum Kubilium dirbom kartu, bet yra ir popierinis variantas, tai tikrai labai įdomu. Bet aš dabar jau skaitau tik garsinės ir tik pagreitintai ir grožinės literatūros mažokai skaitau tą kryptim, kaip jūs, Audriui, kalbat ir aš einu dabar. Tai puikia rekomendacija, galėsit paklausyti. Tai jūs skaito dabar tik tais garsinės, ar ne? Tik garsinės, nes jau dabar negaliu skaityti ir aš net neįsivaizdavau, kai aš neteksiu šito, kad akimis negalėsiu skaityti, kaip bus. Tiesiog manydavau, kad tai įvyks tragedija. Bet kai atsitinka taip, tai kažkaip pamažu žmogus pripranti prie tos išeities, kokia yra. Išeitis viena iš išeičių, kad galėtum skaityti knygas. Bet man garsinė knyga niekada neatstojo to, ką aš galiu paimti rankomis, ką aš galiu matyti savo akimis. Bet dabar skaitau ir, nemažai skaitau, bet ir ne per daug, nes visko labai daug knygų neįmanoma perskaityti tikrai. Tikrai. O ką paskutinį kartą, paskutinio tokio įsimintino? Tai įsimintiniausia visada būna, kuri paskutinė. Tai kuri? Aš paskutinę perskaičiau dabar
tokios Petrauskės, istorikės Slanimo raganos. Tarp kitko, labai ilgai aš jos laukiau, licencijuota jinai. Kažkodėl labai ilgai laukiau, kur jinai kažkur Eilėje. buvo. Taip, Teko pastovėti. bet man nepatiko. O kuo? Man nepatiko, skaito pati autorė. Aš labiau mėgstu tokius labiau akademinius balsus. Ir nepatiko pats turinys nepatiko. Jinai, žodžiu, kažkokį tai faktą žino ir pasiduoda vaizduotėjai. Ir pasakoja pagal savo vaizduotę. Ir būtent ten apie tas raganas. Ten vieną sudegino, kitą pakorė, kurios gal ten visai net ne raganos buvo, bet buvo pripažinta, kad jos raganos. Čia Sapiegos laikais tas veiksmas vyksta. O tas Sapiega Jonas, tai tik taip paminėtas, kad sirgo melancholija ir kad jo žmona mirus. Labai mažai apie Sapiegas buvo, labai daug veikėjų. Bet man šitą knygą, sakau, aš paskui labai moku su Pele gaudyti tekstą. Tai šitą aš paskui taip tik tai bėgiojau jau po tą knygą. Jo, šitą autorė tikrai yra populiari ir nieko keisto, kad jūs laukėt ilgokai, bet tikrai labai šaunu, kad ir jau nebegalit skaityti popierinės knygos, tai jau renkatės garsinę. Mano patirtis irgi ateina vėl iš to paties, kaip sakant, filologino, ar kaip pasakius, kad tikrai skaitydavau tik popierinės knygas ir kažkaip tas garsinė atrodydavo, aišku, tais laikais dar tokių ir nebuvo daug. Šiuo metu yra labai daug garsinių knygų, kada galima jų įsigyti. Tai ateidamas dirbti į tą poziciją, pirmiausia, garso operatorium, tai visiems klausai nuo ryto iki vakaro knygų, dirbi. Tai iš tikrųjų, kaip sakant, įvyko lūžis, kad dabar galėčiau klausyti ir audio knygų. Prieš tai tikrai, jeigu kažkas būtų pasiūlę, kad paklausyk knygą, tai tikrai būčiau atsisakęs ir būtų visai neįdomu, nes kokia, kaip sakant, nesąmonė reikia skaityti popieriuje. Bet dabar, po tos patirties, tai iš tikrųjų tas klausimas, yra kitoks skaitimas. Ir labai priklauso dar, aišku, ir nuo diktoriaus. Koksai balsas skaito ir kaip. Taip. Tai tikrai, diktorius gali ir pagadinti, gali pagelbėti. Taip. Tai va. Tai iš tikrųjų tas formatų, skirtingi formatai, tiesiog gal papildo tą skaitimą. Tai aišku, jeigu galėčiau dabar skaityti ar klausyti daugiau, tai tikriausiai rinkčiausi ir tą. Nes galimybės leidžia, tai kai kada paprašiau klausyti, nes važiuoju autobusu ar kažkur, tada nereikia įtempti akių. Skaitau dabar namie be abejo popierinę knygą, nes galiu savo leisti tą daryti ir nereikia kažkur važiuoti, tai galiu savo akim popierių skaityti, tai skaitau Eimunto Emužio Šeimininkas ir jo dvariškiai. Tai tikrai įdomi knyga apie Antaną Sniečkų. Visą laiką domina mane ta asmenybė, nes aš negyvenau tuo metu, jokios informacijos nėra ir kaip tik, kai pasirodė, tai yra mokslinė, man atrodo, monografija, tai tikrai labai įdomu paskaityti, kaip jisai iškilo, kaip jisai laikėsi valdžioje. Tai tikrai irgi dar viena rekomendacija. Jau pradėjom kalbėti apie diktorius, tai man labai įdomu paklausti, kai jūs dirbote, kokie diktoriai tuo metu garsino, nes mes dabar dar turime iš tos vyresnės kartos keletą diktorių, tai man visiems labai įdomu irgi sužinot, kiek jų buvo, aišku, gal jūs ir nedirbot tiesiogiai su jais, bet visiems be abejo žinojot, kiek buvo ir kas. Dabar to skaičiaus tai neatsimenu, kiek tų diktorių buvo, bet tuo laiku, kai aš dirbau, Šalkauskas labai daug skaitė, Širka Vytautas, Vida Vidaitė, labai gera skaitovė. Lipeikaitė po šiai dienai skaito, kiek žinau. Taip. Tada
Mickevičiūtė Violeta skaitė ir atrodo dar dabar pas jūs kartais skaito. Nebeskaito jau. Jau neskaito. Jau sakė, kad užtenka. Tai Jinai labai daug skaitydavo, nes mums būdavo neplaninių įvairių knygų arba tokios, kurios išeina ir norisi, kad žmogus kuo greičiau perskaitytų ne tik regintysis, bet kad ir mūsų skaitytojas gautų knygą. Tai tiesiog tariesi su diktorium, jisai sėda tiesiai pats prie mikrofono, jis pats ir redaktorius, ir operatorius, ir įgarsina knygą. Tai Mickevičiūtė labai va šitaip daug skaitydavo knygų, savarankiškai. Tada yra užmokestis didesnis yra, kadangi jinai dvigubą darbą padaro ir jinai ne viena taip skaitė, nes atsimenu, mes vienais metais turėjom tokį papildomą projektą, kur tiesiog per ketvirtį tą planą, kur suplanuojam visam ketvirčiui knygas ir vos netokį turėjom įgarsinti papildomai. Tai tada tų diktorių, mes turėjom ten 5. aukšte tas tokias kelias, kur be operatorių, tai kartais 3 diktoriai skaitydavo tas knygas skirtingose tose studijose. Tai skaitė pas mus daug artistų, tarkim, jau į aukštybėse seniai besilsintis Arnas Rosenas, ypač poeziją gerai skaitydavo. Tiesiog nepaprasto balso artistas, tokio tembro balsų, nežinau daugiau. Paskui Algimantas Bružas daug pas mus skaitė ir iki senatvės, galima sakyti. Ir Tomas Vaisieta, turbūt irgi nelabai žinomi čia seniai. Paskutinis negirdėtas, visi kiti girdėti, aišku, su kai kuriais net irgi. Bet jis labai mažai. Tada Ramūnas Abukevičius pas mus skaitė, paskui toks Sigitas Kubilius, jis dabar turbūt teatre nedirba. Iš teatro ateidavo skaityti pas mus, iš akademinio teatro. Šiaip kaip jūs pradėjot pasakot, kaip diktoriai garsindavo, tai labai, kaip sakant, gal ir keista, ir nekeista, bet lygiai taip pat ir dabar viskas. Jeigu garsina savarankiškai, gauna faktiškai dvigubai daugiau. Tenka irgi papildomai dirbti. Būna projektų, kurie irgi į planą neįeina, bet reikia papildomai padirbėti. Taip pat turim planą, kurį irgi stengiamės įgyvendinti. Tai kad ir mes esam skirtingų kartų, bet procesai labai panašus. Ir man labai įdomu, ką jūs dirbdavot bibliotekoje ir kaip gal atrodydavo ta jūsų diena bibliotekoje, kai ateidavot į darbą. Jeigu pradėt nuo pačių pradžių, tai aš nuo 68 metų Liepos 8 dienos. Biblioteka buvo dar tik centralizuota, 66 metais 2 metai buvo biblioteka, iki tol buvo tos prie įmonių bibliotekėlės, paskui sujungė ir padarė Lietuvos aklų draugijos centrinė biblioteka, centras buvo Vilniuje. Tai aš iš pradžių pradėjau bibliotekininkę dirbti ir dirbau bet jau būtent su garsinė knyga. Mano visa darbinė karjera, kiek aš 43 metus dirbau bibliotekoje, viskas buvo garsinė knyga. Tai tų knygų buvo labai mažai tada, bet jos būdavo ritėse. Gal jums net neteko matyti? Teko matyti, dar teko stalčiuose rasti įrašų. Labai trūkinėdavo juostos, skaitytojai nemokėjo elgtis, tada, žodžiu, ar į kaimą, ar kur jį duodavo, buvo pradėjom steigti 69 metais kilnojamasias bibliotekėlės. O kaip jos atrodydavo? Atrodydavo taip. Pirmoji kilnojama bibliotekėlė, aš buvau steigėja tų bibliotekėlių, man buvo patikėta. Pirmoji bibliotekėlė 69 metais buvo įsteigta Alytuje. Ten būdavo pirminės tos aklųjų sąjungos, kur dabar jau filialai, būdavo pirminės aklųjų draugijos organizacijos. Ir
prie tų organizacijų tiesiog mes vežiodavom knygas, mes neturėjome mašinos. Tai kaip Mes atveždavo? derindavomės prie gamybinio kombinato mašinų, neždavom tas knygas, ten nuveždavo. Ir ten tada va, tie, kurie dirba visuomeniais pagrindais, jie žmonės net ir nežinojo, kas ta knyga tais laikais dar. Tie apakę tik žmonės arba kad ir seniau apakę, bet tokie dalykai buvo neprieinami. Tų gilesnių kaimų išdalindavo. Ir tada, kai tas knygas perskaitydavo, mums gražindavo vėl, žodžiu, ir mes vėl paruošdavom siuntą ir siūsdavom į tas. Antroji bibliotekėlė buvo Ukmergėje įsteigta. Ukmergė buvo labai labai aktyvi, ten net saveiklą paskui išvystėm. Ir vien ne tai, kad aš ten perduodavau ar ten važiuodavau pamokyti, kaip ten elgtis su tom knygom, bet tarkim, jie pageidaudavo žinoti tie žmonės, kurie norėjo kažką sužinoti. Aš ruošdavau pranešimus, bet dažniausiai apie rašytojus, būtent tai, kas susijęs su knygomis. O tai jūsų pareigos buvo kaip redakcijos vedėjo ar kažkas kitko? Dabar taip, aš pradėjau dirbti bibliotekininkė. Tada 71 metais buvo įsteigtas fonotekos skyrius, labai padaugėjo knygų. Ir tada biblioteka dirbo, gal žinot, kur dabar yra Choro Vilnius studija. Ten buvo bibliotekos patalpos. Mes tik 74 metais persikėlėm į Skroblų 29, ten kaip ir pusrūsis, ten toks pats žemutinis toks, kaip ir cokolinis toks aukštas. Ir buvo įsteigta biblioteka, tada dar kita darbuotoja priėmė, mes dirbom dviese ten ir žodžiu, ir mane paskyrė fonotekos vedėja. Ir tokių skyrelių tuo metu pačioj bibliotekoje buvo labai daug. Tarkim, vienas skyrius buvo abonementas, kur išduodavo knygas reginčių raštu. Tada buvo fonoteka, reiškia, grinai garsinės knygos, su kuriomis aš dirbau. Ir kitas žmogus dar buvo priimtas. Tada buvo, tarkim, techninės literatūros, kur buvo eksperimentinės įmonės patalpose. Tada buvo muzikinės literatūros padalinys. Tada buvo įsisteigė 69 metais Tiflotyros skyrius. Tai 70, dabar sumaišysiu gal metus, 70 kažkuriais tai metais, tuos visus skyrius, 70 netgi 8 metais, ar 7, 1977 metais tuos visus skyrelius sujungė į vieną ir padarė skaitytojų aptarnavimo skyrių, taip vadinosi. Ir mane paskyrė to skyriaus vedėja. Tai aš buvau atsakinga už tuos visus sujungtus, kad ir atskiruose patalpose, kurie į mano skyrių, ir už 9 kilnojamąsias bibliotekėlės buvau atsakinga. Tai rimtos pareigos. O kiek buvo skyriuje žmonių, kad įsivaizduotume, kokio dydžio buvo? Skyriuje, tai dabar aš pasakysiu, kai sujungė ir po žmogų vis prijungė, tai tarkim, muzikinė literatūra, techninė literatūra, kas čia dar, abonementas, fonoteka, tai 4 žmonės, bet kad pas mane žmonių su kilnojamom bibliotekėlėm dirbo 15 su kilnojamom bibliotekėlėm. Nemažai. O kilnojamų bibliotekėlių buvo 8, o paskui gal ir 9 įsisteigė. Tai va, tai su kilnojamom bibliotekėlėm buvo 15 žmonių, atsimenu tada. Tikrai nemažai. Nemažai. Nes dabar leidybos skyrių irgi yra apie 17 žmonių, 16-17, tai labai panašiai. Tai dydžiu. leidybos skyrių, tada, kai aš tapau, kuriais čia metais, 93 metais, įsteigė garsinių leidinių redakciją. Kai likvidavo garso rašų namus
ir visas studijas prijungė prie bibliotekos ir tada įsteigė va tą garsinių ir leidinių redakciją, kur mes ruošdavom žurnalus ir planuodavom ketvirčiui literatūrą. Už literatūros planavimą buvom iš pradžių atsakingi 2 žmonės, bet paskui tiems, kurie dar tik po kokį žurnalą ruošdavo redaktoriams, išdalinom, išskirstėm, vieni ruošė užsienio literatūrą, lietuvių literatūrą, tarkim, aš buvau pasilikusi teminę literatūrą. O kas tai yra? O teminė literatūra tai ir tas va, kas jūs domina, istorija, geografija, psichologija, įvairiausios temos, kitos, negrožinė literatūra. O kaip ruošdavo žurnalus? Nes man dar karjeros pradžioje yra tekę susidurti su paruoštais žurnalais, nes mes dabar garsinam jau, išleistus žurnalus nuo pradžios iki galo, bet dar yra tekę susidurti, kai būdavo paruošiami, teminiai žurnalai, iš įvairių žurnalų surinkami straipsniai, tai kaip taip. Tais laikais tą darydavot? Tai darydom taip, mes susiskirstę buvom temom. Tarkim, aš visą laiką buvau atsakinga už kultūros žurnalą, kultūra. Jis iš pradžių buvo kultūra ir buitis, bet tada mes tą buitį į kitą žurnalą nukėlėm, o aš buvau atsakinga tik už kultūrą, už darbuotojus ir už planus literatūros, už paskirstimą knygų diktoriams buvau atsakinga, o žurnalus tai ruošdom taip, pagal temą. Visą spaudą mes gaudom biblioteką, visą tą plokščią spaudą tą visą, popierinę tą visą spaudą gaudavom ir žodžiu mes tiesiog vartydavom visi tą pačią spaudą ir rinkdavom, aš, pavyzdžiui, matydavau, vartydama tą visą spaudą, iš karto matai, kas yra kultūra. Ir aš iš karto atsirenku tuos straipsnius. Kiti vėl mato, kas jų, ir mes tiesiog ruošdom tuos teminius žurnalus. Vienintelį, ką mes pradėjom garsinti ištisai, tai savaitę ištisai buvom nutarę garsinti ir garsinom, bet paskui irgi padalinom į temas, kadangi įvairių ten labai temų. Ir toks buvo žurnalas apie kriminalinius įvykius visokius, Akistata. Ne žurnalas, laikraštis buvo. Tai va tą ištisai, išskyrus reklamas išmėtydavom. Tai va tuos. Bet dabar aš sveikinu tai, man labai patinka, bet tuo metu mums taip netrodė, mums atrodo, kad taip tikslingiau rinkti tas medžiagas ir skirstyti temomis. Bet dabar, va, pavyzdžiui, man, kad pribrendo įgarsinti visą ištisai žurnalą, toks, koks jis yra. O kiek tuo metu būdavo žurnalų, nes dabar kaip jų yra ir gana daugokai, bet va tais laikais ar buvo popierinių, išleidžiamų žurnalų? Labai daug buvo. Gal ir nebuvo tikslo tada kažkurį vieną visą įgarsinti, tiesiog jeigu yra jų daug išrinks svarbiausius. Labai daug buvo žurnalų. Tiesiog va dabar tų žurnalų turbūt ir metai tai ir dabar eina. Taip, tarkim, iš metų, tarkim, imdavom literatūros naujienos, eidavo toks žurnalas. O literatūra ir menas? Tai iš literatūros ir meno, kas grinai yra grožinio, tai imdavo literatūros naujienos. O jeigu kažkoks straipsnis apibendrinantis, ar tai kažkokia recenzija, jeigu nelabai kažkokia mokslinė, kad būtų prieinamesnė skaitytojui, imdavo kultūros žurnalas šitą. Arba, tarkim, iš metų tas pats. Grožinę tą visą imdavo literatūros naujienos. O kultūrą aš imdavau jau, tarkim, kad ir esė ten, nors jie gal labiau prie grožinės literatūros, arba kažką apie autorius, arba ten su autoriais interviu, tarkim, kokio nors recenzento. Va tokius imdavom, kur jau negrožinė literatūra. Tai va, o tų žurnalų buvo labai daug. Ir buvo vienas laikas,
kai buvo privaloma mums viską gauti mūsų bibliotekai. Taip. Ir mes gaudom privalomą egzempliorių iš visų leidyklų. Tai Bet buvo sunku įsivaizduoti, aš dabar matau didelis fondas. tas krūvas, kur mums atveždavo ir iš kurio labai daug iš karto į makulatūrą būdavo. Neskaitoma, ne nieko, žodžiu, vis įvairiausių va tokių, kur išleidžia, bet mes privalėjom gauti. Ir kai reikdavo atrinkti tas knygas garsinimui, mes eidom, nes čia viskas vyko, kai persikėlė į tas patalpas, kur jūs dabar dirbat, o mes dirbom 5. aukšte to raudono Man dar irgi pastato. teko. Tai mes neždavomės knygas, krepšius turėjom ir neždavomės tas knygas krepšiais į 5. aukštą ir mes jas vartydavom, tas knygas, susipažindom, ne taip savo, kad iš Ekspres informacijos ir iš kažkur ištraukiai ir tą knygą jau ten koks sakinys apie ją parašyta, mes vartydom ir mums būdavo privalu, reiškia, skirsniai suskirstyti. O skirsnis turbūt ir dabar, kur seniai operatoriai garsina, tai turbūt pusė valandos. Maždaug. Nes aš va dabar, kad ir tas Lanimo raganos ar kokia čia kažkokia kita knyga skaičiau, tai net 65 minutės vienas skirsnis. Pagal skyrių tikriausiai garsina. Taip, ten leidyklos Almos literos išleista ir jie šito nežiūri, nesilaiko. O mes prie pusės valandos buvom prisirišę ir mes turėdavom redaktoriai suskirstyti maždaug po pusę valandos, tai mes ten įvairių turėjom būdų ir linijuotę matuodavom ir skaitydom kiek puslapis, standartinio puslapio maždaug 25 puslapiai į valandą. Standartinio formato tokio knygos. Maždaug 25 puslapiai į valandą. Bet ir vartydom tą knygą, susipažindom su turiniu, tiesiog įsivaizduodom savo skaitytojus, kuri knyga, o paskui tas planas būdavo kartą per tą ketvirtį svarstomas direktorės kabinete su komisija tokia buvo direktorė sudaryta ir ten tas knygas svarstydavom. Tai, kad mes ir kartu nedirbom, bet procesai yra išlikę labai panašus. Šiaip iš tikrųjų, net ir mes labai panašiai dirbom ir dar kažkaip beklausydamas apie žurnalus, pagalvau, kad galbūt dabar, kai mes garsinam ištisai juos, visą numerį, pavyzdžiui, tai mums gal net yra ir lengviau, nes mes pasirenkam temiškai žurnalą dabar ir jį įgarsinam, mums nereikia išrinkinėti iš kitų žurnalų. Taip. Tai gal visai ir gerai, kad laikai pasikeitė, šiek tiek supaprastėjo darbas ir šiaip net ir skaitytojai gauna tokia kaip ir knyga būna nuo pradžios iki galo, tai ir dabar ir žurnalas yra nuo pradžios iki galo, toks kaip sakant pilnas. Aišku, reklamų irgi negarsinam, bet toks pilnesnis atrodo, aišku, kiti laikai gal pasikeitė ir dėl to, kaip sakant, ir paprasčiau ir gal ir geriau garsinti ištisai vieną, bet galvoju, gal tiesiog, mums supaprastėjo darbas. Nes atsimenu, kolega Joris, kai aš atėjau dirbti, jisai rengdavo tuos žurnalus, tai jis ten sėdėdavo su tais žurnalais iš vieno iš kito, atneždavo visą krūvą įgarsinimų, ten pasiklysdavomės tarp tų žurnalų, po to vėl išsineždavo, po to vėl atneždavo, tai tikrai yra daug dabar paprasčiau paduoti diktoriui žurnalą vieną ir jisai, žinodamas, kaip nuo pradžios iki galo įgarsinti, jam net ir garsinti paprasčiau. Tai tikriausiai ir skaitytojams gal net geresnė tokia patirtis. Aš kai skaitytoja, tai aš žurnale pasirenku aš visos žurnalo. Aš žinau, kad skaitytojų buvo, kurie paėmė ir tą žurnalą. Tik žurnalus buvo skaitančių. Visiškai jokios literatūros, tik žurnalus. Tai jie nuo pradžios iki galo ir skaito. Tarkim, aš skaitau, tarkim, vakar mūsų žodį aš perskaičiau. Tai aš skaitau tik tai, kas mane domina. Aš pati savo atsirenku. Jo, labai teisingai pasakėt, kad pasirenka tai, kas jums įdomu, ne tai, kas kažkas kitas parenka, kas galbūt jums bus įdomu. Taip, tai kad ar metai, tarkim, žurnalas, tai aš grinai skaitau tai, kas mane domina tuose metuose. Ar tarkim, kokiam kitam žurnale legendos, tarkim, žmonės ir legendos. Tai atrodo,
ten labai įdomių asmenybių yra, tai aš tik apie tas skaitau, kurios man įdomios. Tai be abejo. Tai aš turiu galimybę rinktis. Gal atrodo, kad aš bloga skaitytoja, kadangi ne viską skaitau. Manau, kad ne, nes aš ir ne viską skaitau ir manau, niekas visko neskaito, jeigu turi galimybę pasirinkti tai, kas tik jam įdomu, nes viso laiko negalim skirti kažkam, visiems ir kitiem dalykam reikia. Tai tarkim, aš ir į knygą skirstau į kelis būdus skaitymo. Į vartymą, į skaitinėjimą ir skaitymą. O skaitimas, tai aišku, jūs pats rimčiausias. Taip. O skaitinėjimas tai yra, tarkim, kaip mes rinkdavom į planus, planuodom, tai tiesiog būdavogi visko neperskaitysi. Tai skaitinėjimas toks būdavo. Ten maždaug 50 puslapių reikia, kad eitum į kontekstą, o tada jau... Daugmaž aišku jau. Aišku, bet paskui jau tą, žinai, kokia ta tema ir tą temą gaudai ir skaitinėji. Tai šitą, tai nes net recenzentai neskaito visų knygų, o recenzijos būna mokslininkų. Taip. Jūs dar irgi priminėt apie tą, taip, žargonu kalbant, raudoną pastatą, tai yra Naugarduko gatvėje esantį pastatą, kuriame buvo keli aukštai tikriausiai keliuose aukštuose mūsų biblioteka buvo įsikūrusi, ar ne? Ar tik tais viršutiniuose? Tai kai pastatė va šitą pastatą, kuriam dabar jūs dirbat? Skroblų 10. Skroblų 10, nes iki tol mes buvom Skroblų 29. O kai 96 ar 5 metais čia persikėlė į šitą, paskui jį restauravo, ten Palėpę įkūrė tą, taip. O tai tada tik studijos liko, tik studijos. Tai man teko kaip tik ir ateiti. Studijos ir paskui tas visas techninis, kaip sakyt, aparatas, kur dabar apie ką aš ir tada kalbėdavau, kad garsinių leidinių redakcija mes ten sėdėjom, vienoj pusėje su diktorinėmis, o kitoj pusėje buvo ten tiražavimas, kopijavimas, ten žodžiu, inžinieriai visi vienam tokiam didžiuliam kambarį. Bet aš jau tada kalbėdavau, kad reikia, kad būtų vienas skyrius sujungtas, kas va dabar ir yra. Jo, tai man dar teko ir pabūt, kai dar ir dirbt tose studijose, kurios minit, ir dar teko, kaip sakant, būt kartu su tiražuotojais. Į Brailio atsimenu, kaip tarškėdavo per visą aukštą Brailio spausdintuvas, kaip mano kolegės irgi su knygom sėdėdavo kitose kabinetuose, tai tekdavo vis pavaikščiot, bet po to vis mažiau ir mažiau liko tik studijos, o dabar taip jau visi persikėlė esam į vieną pastatą. Taip, tai jūs mane dar lydėjot. Tai kai jūs sakot, irgi neždavotis knygas į 5 aukštą, aš lygiai taip pat iš centrinės Skroblų 10, kai kolegos nupirkdavo knygų, kurias reikia įgarsinti, į maišuose temdavau, aišku, yra liftas, tekdavo kilti ir susidėti pas save į lentyną, kad jeigu reikės staigiai duoti diktoriui kažką įgarsinti ar paskirstyti, tai irgi turėčiau. Tai atkartoti irgi galiu, kad rinkdamas knygas diktoriam, tai irgi, aišku, aš atrenku knygas diktoriam jau konkrečiai, kas ką garsins, bet mes irgi turim komisiją, kuri atrenka, ką mes garsinsim, dabar jau ne per ketvirtį, bet nes vis vien knygų išeina daug ir gana dažnai, tai mes taip per mėnesį 1 ar 2 kartus atsirenkam, ką mes garsinsim, tai irgi tariamės, žiūrim naujienas, aš pasiūlau, kolegos pasiūlo, tikrai žinom, kas bus populiaru, pavyzdžiui, arba kokie gal yra tęsiniai, kuriuos tikrai turime įgarsinti, tai irgi atsirenkam ir tada irgi žiūrim aprašymus, anotacijas. Labai būna paprasta, jeigu, tarkim, yra žinomas rašytojas ir jisai turi jau savo vardą kokybės, tai tada būna gana lengva. O pamatai, kad čia ta pavardė, ten tikrai imam garsinti, arba lietuvių autoriai, tai irgi stengiamės taip jų nepamiršti, ir jeigu jau žinom, kad yra lietuvių autorius ir žinoma pavardė, arba iš aprašymų atrodo, kad visai yra įdomu ta knyga, tai irgi ją mes pasiemam. Tai šiek tiek gal yra lengviau, kaip čia, ne tiek, kad lengviau, gal šiek tiek paprasčiau atsirinkti knygas, kurias garsinsim,
negu vat jūsų laikais, tik tais minusas gal yra tai, kad mes turime jas jau pirkti. Mes jau nebegaunam, kaip anksčiau biblioteka. Aš tikrai irgi dar atsimenu prieš rekonstrukciją, kaip fonde buvo kiek daug visokių knygų pilna. Tai irgi toksai būdavo, ir čia ne vien man, žinau, kad ir iš kitų draugų arba pažįstamų, kad, kai buvo pavadinimas Lietuvos aklųjų biblioteka, tai nieks negalvodavo, kad galima ateiti pasimti knygą ir ją, skaityti popierinę. Kaip pavyzdžiui, tikrai ne vieną kartą aš savo kailiu patyriau, kad visam mieste reikiama knyga yra užimta, didžiausia eilė, o pas save darbe be eilės ją pasiemu, nes niekas jos, nežino, kad čia galima ją pasimti. Tai būdavo, toks labai malonus momentas, kad galėjai pasimti ir popierinę knygą. Tai va, šiek tiek laikai kitokie yra, mes jas perkam, bet nesiskundžiam, tikrai knygų turim daug, iš ko pirkt, perkam ir, ne savo vien tik įgarsintas, tai šiek tiek irgi palengvėja tas darbas, kad ne viską mes patys turim įgarsinti, yra jau ir kitų leidyklų, įgarsintų knygų, tai tikrai labai dabar tas išpopuliarėjęs audio knygos formatas, kaip sakant, tikrai labai yra smagu, kaip sakant, galų gale ta, kaip sakant, ne mada, bet tas populiarumas knygos audio atėjo ir iki Lietuvos. Tai tikrai yra labai, 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 malonu. Dabar, jūs atrinkdavot knygas, bet tas knygas reikėdavo paskirstyti ir diktoriam. Tai aš žinau, kaip aš daugmaž paskirstau, visiems irgi. Tai man irgi įdomu. Ir tikriausia tas tiek jūsų, tiek mano bus labai panašus darbo metodai. Tai aš irgi paraskaitau knygą, jeigu aš nelabai suprantu iš aprašymo, tai aš ją irgi taip praverčiu, paskaitinėju, kas vyksta, kokie personažai. Ir tada bandau įsivaizduoti iš tų balsų, kas atitiktų pagal charakterį kabutėse, kuriam diktoriui. Ir čia tikrai labai dabar, nes aš kai pradėjau dirbti, kaip jau minėjau, garso operatorium, tai dabar aš jau nebedirbu, aš dirbu leidybinės veiklos kuratorium, tai ta patirtis man labai padeda, nes aš, kaip sakant, savo kailiu esu patyręs visus didžiąją dalį balsų, tai man tas labai padeda įsivaizduoti, kaip ta knyga skambėtų tuo balsu. Tai tikrai būna labai malonu iš diktorių sulaukti, kai sako, kokia gera knyga, kaip gerai skaitosi, kaip įdomu. Tai čia yra vienas iš tokių, kad pabandyti įsivaizduoti, kaip ta knyga skambės tuo diktorium. Taip pat tikrai labai kreipiu dėmesį, jeigu žinau, kad yra diktorių mėgstamas autorius. Nes tikėtina, kad jeigu diktoriaus mėgstamas autorius, tai tikėtina, kad ir ta knyga tikrai atitiks tą žmogų. Tai tikrai yra keli diktoriai, kurie turi savo pavardės, tai aš jau daugmaž žinau, kam aš jau galėsiu iš karto atiduoti. Be abejo, jeigu veikėja yra vyresnio arba jaunesnio amžiaus arba veikėjas, tai tikrai jau irgi stengiuosi pagal amžių duoti knygą įgarsinti, nes tikrai būtų disonansas, jeigu apie jauną berniuką garsintų pagyvenęs diktorius, vyresnio amžiaus. Tai irgi stengiuosi parinkti taip. Čia galbūt tokie, aišku, dar užimtumas, jeigu žinau, kad diktorius nespės, o man reikia irgi, kaip būna tokių knygų, kurias žinau, kad reikia greitai garsinti, nes jau jų laukia, tai irgi dar tenka pagal užimtumą spręst, kam duoti, nes galbūt vienas gali atidėti knygą ir dabar staigiai garsint reikiamą, o gal kitas, tiesiog dabar išvažiuos atostogų, pasakė ir man netinka. Tai dar irgi tai atsižvelgiu į diktoriaus užimtumą, nes garsina ne tik savarankiškai, ne tik garsina su garso režisieriais, bet garsina ir savarankiškai. Ir jų tokių yra nemažai diktorių, tai tenka pasiderinti ir prie jų užimtumo. Tai jūs labai kūrybingai prie savo darbo prieinate ir išmoningai. Tai, tarkim, aš tik už tokį darbą panašiai dirbau ir aš. Visur įdėjau širdies ir kiekvieną darbą, koks jisai bebūtų, galima atlikti kūrybingai, tikrai. Ir tik toks niuansas šitam paskirstyme diktoriams, tai tarkim, buvo tokių diktorių, kurie patys norėdavo rinktis. Ir dabar yra. Taip, tai aš visų telefonus turėjau ir tokius
paskambindavau, kad jau tos knygos yra, ateidavo. Bet labai buvo daug tokių, kurie pasikliaudavo tiesiog manimi. Ir aš lygiai taip pat į balsą, kaip ta knyga skambės, kaip perteiks tas balsas tą knygą. Lygiai Audriau taip pat, gal todėl, kad mūsų panašios specialybės, taip pat visiškai taip pat viską dariau. Sakau, tik sakau, va tiek, kad ateidavo pas mane diktorijai pasirinkti, aš juos visus pažinojau ir... Tai ir ateina, gal neateina, bet pas mane, bet pasako, kad va dabar išeis tokia knyga, jeigu išeitų, ar galėčiau ją garsinti. Ir aš, irgi stengiuosi atsiminti ir tada duot. Jeigu išeina, be abejo. Ne visą laiką tai pavyksta, bet tikrai stengiuosi, nes irgi vienas iš tokių, gal ypač, ką rekomenduodavau savanoriam, su kuriais aš dirbdavau, tai kad, garsinant tą knygą būtų pačiam įdomi skaityti. Tai aš irgi taip, aišku, diktoriai neturi tokios prabangos garsinti tik tai, kas jiem įdomu, nes tai yra darbas ir jie gauna, knygą, galbūt va, tą knygą reikia garsinti ir, dėja, bet tenka, gal jam bus nelabai įdomi, bet tenka. Bet irgi, kodėl vat, kreipiu dėmesį į tai, kad jeigu jie nori, tai nes reiškia, jiems bus įdomu. Ir tikrai būna, ateini į studiją ir kažkas garsina ir sako, o kaip įdomu, jau laukiu toliau, kaip kas čia bus, ir jau ateina į garsinimo sesiją jau nekantraudami, nes jeigu kažkokia įdomus detektyvas arba šiaip gera knyga, tai kaip ir mes skaitom ir mums norisi tos knygos, tai prie diktoriam, tik tais, kad tai yra jų darbas, ir jie gauna už tai pinigus, kaip vienas diktorius juokauja, kad čia nedirbam, o skaitom knygas ir gaunam pinigus, nors iš tikrųjų tie, kas susiduria su knygų garsinimu, turėtų žinot, kad tai nėra labai lengvas darbas ir reikalaujantis tikrai daug pastangų ir daug įdirbio, kad jisai eitų sklandžiai. Bet todėl ir buvo tokių skaitovų, netgi, kurie buvo, kad ir teatro profesionalai, artistai, bet automatinis skaitimas, jau žinot, kas tai yra. Kur diktorius skaitovas skaito, bet tiesiog automatiškai. Ir tada ir skaitytojas negali suprasti, ką jisai skaito, nes jisai pats to teksto per save neperleidžia. Tiesiog tiesiog skaito, taip skaito ir viskas. Jo, dėl to labai svarbu yra tą knygą parinktam, kad tinkama, kad jisai, ta knyga surezonuotų su diktorium, kad nebūtų tokio automatiškumo. Bet visai būdavo vis tiek, atsitikdavo. Tai ir dabar taip yra, kad nepataikau, dėja, bet kaip būna, kad ir pataikau 10 arba visai neblogai, bet būna, kad ir nelabai gerai, ateini ir skundžiasi ir sako, Dieve, kada mes tą knygą baigsim. Bet aišku, čia irgi nebūtinai dar ir nuo knygos turinio, dar ir nuo vertimo, ir nuo suredagavimo tos pačios knygos priklauso, kaip diktoriui sekasi garsinti. Nors nepagalvotum, kad vertimas galėtų daug lemt, bet iš tikrųjų labai daug lemia, ypač garsinant, nes kai skaitom mes patys savo, tai gal galim taip prabėgti kažkaip tą tekstą ir nesusikoncentruoti, o kai diktoriai garsina, tai jie viską pamato, visas klaidas, visus netitikimus, tai jiems labai ir kai kada net išmuša labai šviežių tos klaidos, kai būna įsijautę, skaito ir ten kažkoks linksnis netas ir tada pala, nesupratau ir tada galvoja ir sustoja ir tas ritmas nusimuša, tai iš tikrųjų knygų garsinimui tikrai lemia ir pačios knygos kokybė, kaip parengta. Bet dar kalbant apie diktorius ir skaitimą, tai tuo laiku, kai aš pradėjau tą darbą dirbti garsinių leidinių redakcijos, jau tą vedėją, ir kai susidūriau su diktoriais, buvo operatorė, moterys operatorės, ir buvo vienu metu buvo ir vyras toks operatorius, bet buvo režisierės moterys, kurios grynai sėdėjo, sekė tekstą prie operatoriaus, tam kambarį, kur operatorius sekė tekstą, visada knygos reikėjo turėti 2 egzempliorius. Vienas pas diktorių, kitas pas režisierių, jis pareigybė buvo režisierius, ir tiesiog sėdėjo, kaip sakyt, ant kirčiavimo tas režisierius. Ir jeigu tik diktorius suklysta, iš karto stabdo
žodžiu, stabdo, kad teisingai sukirčiuotų tekstą. Tai tarp kitko, va dabar tas, kur LNK skaito žinias Deksnys, tai vienam interviu sakė, kuo jisai tapo ir kad išmoko va taip taisyklingai kalbėti, tai dėkingas aklųjų garso įrašų namams. Jo, yra tekę girdėti, kad Taip. tikrai griežtai būdavo labai. Taip. Ir jie vaikščiodavo po pažastim su knyga, kai dabar matau tokius kelis skaitovus ir ten kirčius susidėję. Tai šiais laikais vėl principas nepasikeitęs. Mes irgi tikrai turim ir 2 egzempliorius knygos, nes ir tenka sekti tekstą, kad diktorius, kaip sakant, nesumeluotų skaitydamas. Bet ir su kirčiavimu, aišku, dabar yra paprasčiau, žodynai yra elektroniniai, labai greit galima ieškoti, kaip sukirčiuoti taisyklingai. Tai šiek tiek yra paprasčiau ir tos 2 pareigybės, operatoriaus ir režisieriaus, dabar yra vienam asmeny, tai Taip, operatorius seniai, ir seka tekstą, kad būtų toks, koks yra knygoj, ir taip pat klauso, ar diktorius nesukirčiuoja, ar sukirčiuoja gerai diktorius. Be abejo, diktoriai profesionalai, šiaip jie turi tikrai daug patirties, tai jie nedaro tokių didelių klaidų, kad reikėtų kaskart stabdyti, bet tikrai lietuvių kalba pasižymė tikrai sudėtingų kirčiavimų. Tai tenka, tikrai žinau, ir pasikonsultuoti ir ne tik su kirčiuokliu, bet ir paieškoti kai kada žodynuose, kaip taisyklingai sukirčiuoti. Ypač būna, jeigu diktoriai ruošiasi, tai irgi jie sėdi, tikrai klausinėja po to, kaip čia sukirčiuoti. Tai mes irgi stengiamės, kad ir jiem pagelbėti ir surasti tą atsakymą. Aišku, daug kas, kaip sakau, turi patirties, tai susiranda, bet kai kada būna sudėtingų atvejų. Man labai įdomu paklausti, kas jum yra geras diktorius ir šiaip kas atrinkdavo, kaip jie patekdavo šiaip iš tikrųjų į biblioteką garsint. Kartais ieškodavom, skambindavom, tarkim, ar į teatrą, ar tarkim į radiją, kur diktoriai būdavo radijoj, televizijoje. Skambindavom, pasiūlydavom ateiti, o tarkim, kaip Čaikauskas atėjo pas mus su 2 draugais, kurių pavardžių neatsimenu aš dabar, nes jie labai trumpai buvo. Patys kažkaip atėjo, aš nežinau, net neatsimenu, iš kur jie sužinojo. Atėjo ir pasisiūlė tiesiog, kad nori skaityti pas mus. Ir mes tada ten keli žmonės susirinkdavom, ir pasodindavom tą žmogų prie mikrofono, kaip jo skambės balsas, kaip jisai kirčiuoja viską. Ir tiesiog taip mėgėjiškai nutardavom. Kiek jau mes patys girdėję ir kiek žinojom, patys ir nutardom, kad ar mums tiks ar netiks. O kas yra jum geras diktorius, kokios savybės? Man asmeniškai. Taip. Kadangi aš skaitau pagreitintą tekstą, tai man labai svarbu, kad aš pagreitintam tekste girdėčiau viską aiškiai ir sakinį iki galo, ir kad nebūtų nukasti sakinio pabaiga, kur paskui nesupranti, ir kad taisyklingas kirčiavimas būtų ir be abejonės balso tembras, kad būtų geras. Aš pageidauju žemesnio balso tembro, nes aukšti balsai labai vargina. Taip, pritariu. Ir tai mano tokie pačios pageidavimai diktorių yra. Šiaip irgi, jūs pasakėte taip gal neprofesionaliai, ar kaip mėgėjiškai rinkdavot, bet iš tikrųjų mes labai panašiai atrenkam ir dabar. Jeigu arba ieškom, arba patys pasisiūlo, kad nori garsinti. Tai tik tais, kad mes jau nebesodinam prie mikrofono, nes yra galimybės įsirašyti tiesiog patiem, pakankamai geros kokybės bandomą įrašą. Tai tikrai pirmiausia iš karto, kai išreiškia norą, sakau, kad atsiųskit bandomą įrašą, pakankamai ilgą, kad galėtume įsiklausyti. Kada aš jį gaunu, tada irgi ne vienas jau. Turim irgi kolegas, kurie dirba, žino, išmano lietuvių kalbą, ar apskritai, kas tai yra garsinė knyga, ir kokie 4 ar 5
keturiese ar penkiese mes tą balsą paklausom ir išsakom savo pastebėjimus, kas yra gerai, kas yra nelabai gerai ir tada atsirenkam. Tai iš tikrųjų ta atranka nėra tokia lengvai praeinama, ypač į diktorių poziciją. Tai tikrai labai, ypač dar kai aš kuruodavau savanorius diktorius, tai pirmų numerių būdavo labai irgi panaši, kaip sakant, panašus kriterijus, tai yra artikuliacija, kad būtų gera artikuliacija. Taip. Ir tikrai bent jau iš savanorių didžioji dalis atkrisdavo, nes tikrai tos artikuliacijos trūkdavo. Gal balsas gražus, gal skaito visai neblogai, bet nelabai aišku, kad nėra to tikslumo. Tai aš dabar tai pagalvau, kad čia yra gal mūsų bendra panaši patirtis studijavimo filologijos, kada garsai turi būti aiškus, tikslus, gerai sukirčiuoti ir žodžiu... Artikuliacija. Taip. Tai tikėtina, kad čia yra tame šiek tiek to momentėlio, kad man irgi geras diktorius tikrai pirmoji eilėje yra tas, kuris aiškiai skaito. Ir lygiai tą patį esu pagalvojęs, kad tikrai geras tas jau, aišku, visi diktoriai, yra geri, bet tikrai labai gal išsiskiria tuo, kad jeigu pagreitini jį, ten 2 kartus ar kažkiek, visiems dar gali suprasti. Nes būna, kad jeigu, prasčiau, ar, tarkim, savanoris, nes irgi kai savanoriai atsiųsdavo, arba apskritai žmogus, kuris nori garsint, tai aš jį tikrai klausau jo įrašytų tempų ir tada pasigreitinu ir klausau, kaip skamba tada jo balsas. Ir jeigu aš pasigreitinęs girdžiu, kad nelabai gerai, tada irgi pradedu abejoti, ar tas žmogus tikrai galėtų garsinti. Tai keista, bet labai panašus kriterijai. Tai aišku, apie tembrą jau čia nėra ką kalbėti, nes tikrai diktorius turi turėti gražų tą tembrą balso. Aišku, gal tas tembras, jeigu yra išskirtinis, tarkim, kažkoks ar atlikėjas arba žmogus, tai taip gali būti, bet kalbant apie tokį jau kasdieninė kabutėse diktorių, tai taip, be abejo, jis tikrai negali būti spiegiančių balsų, nes žmonės, jeigu ir klausys, tai tikrai pavargs. Tai man irgi labai tie kriterijai panašus, nes turi suprast, ką klausai ir tau turi būti malonu klausyti. Be abejo, čia yra nuolatinė diskusija ir kaip sakant, tikriausia nesvarbu kuriais laikais, vienus diktorius vieni mėgsta, kitus mėgsta kiti ir tos grupės gali tarpusavėje susipykt ir sakyti, kad ne, tas diktorius netinka, negeras, o mano yra geras, arba ir būti priešingos visiškai nuomonės. Tai aš irgi kaip sakau daugam, kad man tai yra tai kaip atlikėjai. Vieni mėgstam vienus dainininkus, kiti mėgstam kitus, o ir kažkuriem, kurie vieni patinka, jų tiesiog nemėgstam. Tai lygiai taip pat ir su balsu, nes labai klausantis, tai yra labai asmeniška. Atrodo, kad tu bendrauji su juo ir kai kada net reikia laiko prisijaukinti tą balsą. Tai dėl to, skirtingos tos nuomonės tikriausia buvo anksčiau, jos yra dabar ir jos tikriausia bus ir dar kiek garsinant bus knygų garsinamos, tiek ir bus vieni patinka, kiti. Bet visiems tas tada profesionalumas, raiška, kirčiavimas, kad būtų tikrai neblogas. Tai aišku, jų anksčiau, tai įsivaizduoju, kad tikrai būdavo daug griežčiau negu dabar mes žiūrim, bet aišku, mes irgi tos kartelės stengiamės nenuleist, bet ir dar tas yra gerai, kad šiais laikais galimybių pasitikslint, kaip yra kirčiuojama, yra daugiau ir gal net paprasčiau. Nebereikia vartyti žodynų tiek daug, užtenka internete ir gana tikrai be klaidų sukirčiuojama. Tai tas, sakant, laikai keičiasi, bet principai lieka tie patys. O mūsų bestselleris buvo žodynas. Labiausiai sudėvėta knyga. Tai dar man tekia irgi galbūt matyti 5 aukšte tokius. Taip. Tai mes dabar jau naudojam viską elektroniniu formatu, nes yra visi, arba didžioji dalis žodynų tikrai yra internete. Tiek lietuvių kalbos žodynas, dabartinės lietuvių kalbos žodynas, sinonimų, antonimų berods, bet mes turim tokią, ir čia ne tik mes, bet tikriausiai visi, kas dirba radijui ar televizijoje, turim tokį dabar įsiganimą, kaip sakant, kirčiuoklį, kuriame įvedus žodį, parašo, kaip kirčiuot, linksnius, viską galima atsirinkti, tai tikrai yra didžiulė pagalba ir supaprastinimas. Aišku, ir tempas tada pagreitėja, nereikia tiek daug laiko gaišti vartant, o tiesiog įsivedus
ir sužinai, kaip reikia sukirčiuoti. Tai dabar jūs perkate, sakėte, visas Taip. knygas. O kas nutarė, kokią knygą pirkti? Nes vis dėlto aš visą laiką seku. Taip. Dabar seku. Aš labai daug senų knygų neskaičius, bet aš visą laiką seku, kas garsinama. Tai man labai įdomu, kas nutarė, ką pirkti. Tai, Ir pagal kokius kriterijus. tai esame keliese, 3-4 žmonės, kurie visą laiką stebi, kokios knygos yra išleidžiamos. Iš karto atmetam tas knygas, kurias žinom, kad įgarsins pačios leidyklos, arba jos jau yra leidyklų įgarsintos. Nes kai kada pasirodo knyga gana greitai ir audio formatu, tai jau tų knygų mes tikrai nedubliuojam. Tada, kai jau matom, kad ta knyga tikrai nebus įgarsinta, tada skaitom aprašymą, skaitom atsiliepimus, žiūrim, kas autorius. Jeigu autorius turi jau savo vardą, kad yra kokybiška knyga, tai tikrai jau atkreipiam dėmesį. Aišku, jeigu yra lietuvių autorius irgi, kaip sakant, daugiau dėmesio skiriam tam. Žiūrim, galvojam, kas tikrai bus įdomu skaitytojam, nes irgi skaitytojai labai įvairūs, tai irgi tos temiškai knygų yra daug, tai irgi pagalvojam gal, kad kas bus įdomu. Taip pat labai kreipiam dėmesį į naujienas. Čia yra svarbu, kad nauja knyga būtų. Nes tikrai daug kas tikrai skaito labai daug knygų, tai ir jie, žmonės, skaitytojai tikrai seka naujienas. Tai tikrai būna pageidavimų, kada įgarsinsit tą knygą, kada tą. Tai naujienos yra atliepiant skaitytojų poreikį ir pageidavimus. Taip. Ir tikrai dar garsinam tas knygas, aišku, ne visas, bet tikrai stengiamės labai atsižvelgti į skaitytojų pageidavimus. Kad galbūt kažką nori konkrečiai, tai tikrai apsvarstom, ne visą laiką tą galim padaryti, nes visiems turim tikrai nemažą planą įsigarsinti ir kai kurios knygos būna, dėja apimtim per didelės, kad mes galėtume jas įgarsinti. Arba galbūt kai kurios knygos, kurių pageidauja, netitinka kokybės. Nes visiems stengiamės neatrinkti bet kokių knygų, tikrai atsirinkti vertę turinčias. Tai va. Tai apie per didelės knygas kalbant, dabar buvo 5-tukas 25 metų. Ar tai jau netgi 24. Ir iš to 5-tuko įgarsintos 4 knygos ir viena iš jų neįgarsinta. Daujotytės. Aš žinau, apie ką šnekat, bet pavadinimo irgi nepamenu. Viktorijos Daujotytės, kai rašai. Nurimsti kažkas tokio. Kažkas tiesiog užkrito pavadinimas, nors aš labai gerai žinau, mano tarp kitko bendrakursė Daujotytė. Mes buvom paskutiniai jo studentai universitete. Tai šitą aš labai tą knygą ir tada parašiau laišką į Elvį, bet gavau atsakymą, kad per didelė knyga, bet po to aš mačiau labai didelių knygų įgarsinta. Gal nei kiek ten tiesa apie 700 puslapių Daujotytės. Jau čia tokių mes sudėtinga. Ir ar nebus jinai tik tais žemaitiškai dar parašyta? Ne šita, nes Daujotytė nemažai yra. Ne, aš nieko žemaitiškai neskaičiau. Matot, yra toks, kad tuo metu, jeigu negalim įgarsint, tai mes jau ir nebegrįžtam dažniausiai. Nes yra daug naujų knygų, kuriuos reikia pasivyti. Bet 5-tukas tartum privalu, mano supratimu. Taip, iš tikrųjų, tai irgi priminėt, tikrai topus irgi kreipiam dėmesį. Bet, tikriausiai tuo metu aš tikrai negaliu dabar konkrečiai pasakyti, kodėl tikrai mes neapsigalvojom. Gavau atsakymą, kad per didelį. Tai taip, tai tikrai tas galėjo būti, bet matot dar kai kurių diktorių užimtumą ir panašiai, ir yra tam tikros ribos, iki kada mes turim tam tikrus dalykus pasidaryti, tai mes irgi visų knygų, dėja, tikrai negalim įgarsinti. Tai aš labai pasigėdau šitos knygos. Galbūt, gal patys, nežinau, Rašytojų sąjunga, man atrodo, tenais leido, tai taip. gal ir išleis.
Ir gal visai jau pabaigai, nes mūsų laikas jau ir baigėsi, norėčiau, kad pasidalintume palinkėjimais mūsų bibliotekai. Švenčiam 60-metį, tai tikriausiai dar kas bent minimum 60 metų į priekį galėtų būti tas palinkėjimas. Aš linkiu tikrai kūrybingo prieimo prie kiekvieno darbo, kūrybingo požiūrio, kūrybingų darbuotojų ir kad biblioteka klestėtų ilgai, ir vėl kartojuosi kūrybingai. Puiku. O aš manau palinkėčiau energijos, nes be jos jokie darbai nevyks. Tai kuo daugiau neišsenkančios energijos. Sutinku. Tai ačiū. Ačiū. Už pokalbį. Buvo įdomu. Ir netikėta, kad tie procesai Sutapimų daug. labai panašu, kad praėjo tiek metų, bet gal forma keičiasi, kompiuteriai, knygos ar panašiai, bet principai labai panašus yra. Bet naujovių labai daug viso. Taip. Bet diktorius vis vien turi artikuliuoti ir gražiai balsas būtų. Niekur nuo to nedingsi. Nepasikeitė, pagrindas liko tas pats. Tai va.